Šios varžybos tikrai buvo sunkios. Ir gaila, kad neįvykdėm trenerių užduoties, kuris buvo nustatyta. Ir nežinau, šiaip tikrai buvo sunku ir jos labai meta, staigiai atrodo dengės ir tos metimus išmeta labai greitai. Tai atrodo lyg ir nutrūkstam ir vėl dasivyja. Toks bėgam, ginamės, puolimas gynyba ir taip. Kokia ta užduotis buvo, kurią treneris jums iškėlė? Laimėti kuo daugiau taškų. Ir kodėl manai, kad nepavyko 11 taškų? Mažai? Mažai. Kažkaip norėjusi vis tiek daugiau, nes buvom ir daugiau laiminėjom. Bet, kaip ir sakiau, pasivėjom. Supratau, sakyk, ką sekėsi sunkiausia statyti iš priešininkų komandos? Nežinau, man gal asmeniškai iš aukštų, tai 8 numeris labai gerai Trajakus pataikė. Ir Olė žaidžia, neatsimenu dabar 4, man atrodo. 9 numerį irgi labai sunku buvo, nes, sakau, tokius staigius metimus išmeta. Na tai treneri, jūsų galva 11 taškų daug ar mažai šiuose rungtynėse? Taip, manau, kad truputį mažoka gal, nors sunku pasakyti, paprasčiausiai dabar reikės tenai daugiau dirbti. Norėjusi, aišku, didesnį skirtumą pasidaryti, bet gavosi kaip gavosi, nes tikrai gera komanda, kelios žaidėjos yra rinktinės žaidėjos. Taip mes rodėm, žiūrėjom, kad jos staigiai išmeta, tikrai propaguoja greitą žaidimą, truputį momentais mes įsiveldom, kur sakiau, irgi nereikia mums įsivelti į tą jų žaidimą, reikia truputį numušt tą tempą, bet mūsų merginos kartais įsiveldavo į tą visą bėgimą ir kur mums turbūt gal ir davė tą truputį neigiamą rezultatą. Bet vis tiek pergalė yra pergalė, sveikinu savo merginas, tikrai jos stengiasi dirbo, kai visą laiką, aišku, reikia taisyti tą klaidą lentą, kur po savo lentą truputį duodam pasimti tokių kamuoliukų ir suteikiam jom antrą šansą. Bet matomai tą pertrauką truputį pakoregavo ir mus truputį išmušė iš tos formos. Nu, bet sezonas dar nesibaigė, manau, kad mes greitai įeisim. Supratau, sakykit, ar mintimis po šių rungtynių buvote šiek tiek nukeliavęs į tą kovo 18, kai vyksite į Baltarusiją prieš tą pačią komandą žaisti dar vienas rungtynės atsakomasis. Ir sakykit, kaip manote, ar pavyks išsaugoti tą 11 taškų persvarą, galbūt ją padidinti ir užimti pirmąją vietą turnyrinėje lentelėje visų grupėje? Taip, tai mums svarbu bus, galbūt tai pavadinkim, nepralošti daugiau 11. Jeigu mums tai nepasisektų, mums reikėtų mažiau pralošti, kad būtų skirtumas, nes manau, kad mes su jom jau dalinsime šitą pirmą vietą. Aišku, nenurašant ir Rygos komandos, ir dar kurio jo žais. Manau, tikrai užduotis yra įvykdoma ir mes stengsimės, kad būtumėm pirmoje vietoje. Treneris lygiai toks įtemptas rungtynių tvarkaraštis. Rungtynės šiandien, toliau laukia penktadienį rungtynės Lietuvos moterų krepšinio lygoje su Fortūna, tada rytoj vėl važiuoti į Kauną, antradienį vėl atvažiuoja Kėkštis ir toks, sakykit, kam skiriat apskritai prioritetus besiruošdamas rungtynėms? Tai, kad dabar nėra kam ir skirti, kadangi čia ir prieš sezoną buvo tokie iškelti uždaviniai, gal aukščiausi vadinkim, ar kuo geresni. Tai dabar jau tokių kaip prioritėtų skirti kažkuriai, nes yra 2 lygos, čia yra Baltijos lyga ir yra Lietuvos. Ir kažkurią nurašyti ir kažkuriai skirti, mes jau nebeturim pasirinkimo, tai mes ruošiamės abiejom šitom lygom ir norim abiejose šitose lygose pasirodyti.